5, 8, 5, 7. 8, 5, 8, 5, 7. Veronika, prašau dalinkis nuorodom per Facebooką irgi. Jeigu matai Facebook'e, ta prasme, live transliaciją, tai prašau rodyk, ten, ta prasme, dalinkis nuorodom per Facebooką, gerai? Ir, ta prasme, prekės kodų. Šitas modeliukas, tai dar kartą, kodas 85857 kodukas, visiškai minimalistinis modelis, fainai tuo, kad turi tamsinto, kas yra retenybė, tamsinto metalo grandinėlę, labai prabangiai ir gražiai atrodo, vat žiūrėkit. Tikrai vienas, tokių tobuliausių modelių, labai gražiai dera, irgi čia yra natūrali, lygi oda, krokodilo imitacija su tamsinto metalo grandinėlė. Šią grandinėlę jūs galite naudoti dviem būdais. Jūs galite per pusę ją va taip sudėti ir nešioti ant peties, štai tokiu būdu, arba prailginti, irgi užsidėti ant peties, arba net ir nešioti per petį. Pakankamai jos yra ilgio. Tai kaip jums patogu. Žodžiu, tamsinto metalo grandinėlė atsidaro štai tokiu būdu. Yra viduje natūralus zomšas. Vidinė apdaila irgi iš natūralios odos. Su pertvara per viduriuką su užtrauktuku. Žodžiu, yra du netgi skyriai. Fainas modeliukas, ypatingas bestselleris žinoma yra ši juoda spalva. Dar parodysiu jums ryškiai, bet jos dėja matau, kad liko vos keli vienetai. Tai būtent ta raudona labai populiari. Nes prie jos labai tinka būtent tamsinto metalo grandinėlė. Tai parodysiu. Tobulai atrodo, iš tikrųjų man tai labai patinka. Aš kai mėgstu ryškesnės spalvas, žiūrėkit, kaip gražiai dera prie raudonos spalvos tamsinto metalo grandinėlė. Labai gražiai atrodo, labai, tikrai vertas dėmesio ir, kaip ir sakiau, viduje yra natūralus zomšas, tai labai prabangiai atrodo ta raudonos spalva. Tai raudonos spalvos matau, kad liko vos keli vienetai, gal 2-3 vienetai šitos spalvos. Dar yra tobula spalva, būtent tamsiai žalia. Iš tikrųjų, prie lygios odos, būtent su krokodilo imitacija dažniausiai labiausiai tinka būtent šitos spalvos juoda, raudona, ryškiai raudona ir būtent tamsiai žalios spalvos. Tai parodysiu. Va. Labai. Aš netgi, sakyčiau, rinkčiausi ne juodą, o tamsiai žalią spalvą vietoj juodos, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs prie juodos aprangos užsidėsit tą tamsiai žalios spalvos, tai bus jau toksai tikrai gražus akcentas. Todėl neapsiribokit ties juoda spalva tik tai. Tikrai verta paįvairinti šiek tiek savo garderobą, šiek tiek pridėjus kitą toną, ir jau jums sužais visiškai kitomis spalvomis. Tai labai graži, tamsiai žalia spalva, juoda, raudona. To aš prieisim arčiau, man bus lengviau jums parodyti. Tai žiūrėkit, kokios spalvos dabar yra. Tai juoda spalva, žalia.
Tokia oranžinė yra dar spalvytė. Kūno spalvos. Garstyčių spalva. Ruda spalvytė. Tamsiai mėlyna spalva. Gesinta mėlyna spalva.